tai ko mes šiandien susirinkom? Mes susirinkom, nes šiandien mumis surinka patepėms. Haleliuja. Haleliuja. Mes jautam čia patepėmą ir mes tiesiog prašom. Maiklą Hovardą ir ano brolį, kurio vardą pamiršau. Tiesiog kveita Maiklą Hovardą, ons pristatys, ons viskom kalbės ir mes džiaugsimės, judėsim Dievo patepėmi. Prašau, Maiklą. Thank you. Hallelujah. Before I share this morning, I would like to introduce somebody very special who is with me today. Šiandien norėčiau pakviesti ir pristatyti labai ypatingą žmogų man. And it's a real son of faith. Tai tikrai yra tikėjimo sūnus. This is Francis Banda from the nation of Malawi. Jisai iš Malawi tautos. He is my son. Jisai mano sūnus. Yeah. He's currently studying at university in the United States. Jis šiuo metu mokinasi Jungtinėse valstijose. Has a really powerful ministry in the Lord. Ir tikrai turi galingą tarnavimą viešpatyje. Really can preach the word of God. Ir Going to be one pamokslauja of the Dievo future žodį. leaders of the work in Malawi and in Africa. Ir vienas iš ateities lyderių Malawi tautoj. 1 minute. 1 minutę. Good morning. Labas rytas. It's so wonderful to be here Labai nuostabu būti čia su jumis. to worship and have fellowship with you Garbinti kartu ir for the turėti first time. bendrystę. Pirmas kartas man. I hope my stay here is going to be as joyful, as happy as anyone can wish it could be. Aš tikiuosi, kad čia mano buvimas kartu su jumis tikrai atneš And daug we džiaugsmo all- ir pasitenkinimo. And we all learn a lot of things from each other. God bless you. Ačiū labai jums. We are living in the most dramatic times of the human race. Mes gyvename pačiu ypatingiausiu žmonijos istorijos laikotarpiu. Jesus is coming back. Jėzus grįžta Of that, there is no doubt. ir nėra jokios abejonės. And the speed with which things are happening Ir dvasia, kuri kalba apie tai, kas įvyks, tells me that his coming is very soon. sako, kad jisai labai greitai Now, grįžta. very soon could be 20 years or 30 years or 50 years, but it's still soon. Nesvarbu, ar tai bus 20 metų ar 50 metų, bet labai greitai tai bus. As we look at the economic collapse of the world, Ir kaip matome, kaip pasaulio ekonomika žlunga, and it's coming. tai vyksta jau. We look at the rise of Germany in Europe. Matome, kaip Vokietija vėl pakyla Europoje. And if you come to Vilnius for the conference, you will learn that the beast nation is Germany. Ir jeigu atvyktumėt į Vilnių, jau pajaustumėt, Beast nation. The beast of Revelation, the beast. kad žvėris, kuris apreiškimų knygoje aprašytas, būtent yra Vokietija. The beast nation is Germany. Kad tas žvėris kaip tauta yra Vokietija. And the speed with which that nation is rising up in Europe. Ir tas greitis, su kuriuo jinai dabar kyla is already Europoje, the power of Europe. jau yra Europos jėga. Without Germany, Europe will not exist. Be Vokietijos Europa neegzistuotų. She's got all the money, Vokietija turi visus all pinigus, the wealth, visi turtai and soon tenai all the power. ir visa jėga tenai. It is the beast that was wounded unto death Tai žvėris, kuris mirtinai sužeistas and is risen again. ir vėl kyla. Yeah? Most people think it's a human being. No, it's a nation. Dauguma žmonių galvoja, kad tas žvėris yra žmogus. Ne, tai yra tauta. If you are looking at the human arena, Jeigu žiūrėtumėt į žmogišką tą areną it is very easy to become disillusioned. ir labai lengva nusiminti, It is very easy to become afraid.
Labai lengva išsigąsti, It is very easy to lose our faith. labai lengva prarasti It tikėjimą, is very easy to grow weary in well-doing. labai lengva pavargti, daryti gerus darbus. But the Lord says, look up, Bet Viešpats sako, pakilk, for our redemption draweth nigh. pasižiūrėk, nes tavo išgelbimas arti. Look up, for Jesus changes not. Pasižiūrėk į Jėzų, nes jis nesikeičia. Look up, he's the same yesterday, today, and forever. Pažvelk, nes jis lygiai toks pat vakar, šiandien ir per visus laikus. Look up, he's the glorious one. Pažvelk, jisai būtent Look yra up, he's šlovingas. the anointed one. Jis yra pateptasis. Look up, he's the powerful one. Pažvelk, jisai yra He's galingasis. the victorious one. Jisai yra pergalingas. He's the overcomer. Jisai tas, kuris nugali. Conquered death. Ateik, Rose again. pakilk, Triumphed. nugalėk, Is alive forevermore. nes aš esu viskas. Somebody say hallelujah. Gal kas nors pasakys aleliuja. You can get excited, you know. Jūs gali džiaugtis čia. This is a reason to get excited. Tai yra tikrai rimta priežastis, kodėl galim džiaugtis. I'm amazed as I travel the nations Aš esu sužavėtas, kai keliauju per tautas to see how the church, ir kai matau, kai bažnyčia, let's understand it today very clearly. tiesiog reikia suprasti šiandien labai aiškiai, The church is you. kad bažnyčia tai esi tu. Tape? The church is you. Bažnyčia tai esate The jūs. church is you. Bažnyčia tai esate The jūs. church is you. Bažnyčia tai The esate church jūs. is me. Bažnyčia tai esu Because aš. the church is you. Nes bažnyčia The esi tu. church is me. Ir bažnyčia The esu aš. church is us. Ir mes esame bažnyčia. It's not this building. Tai ne šitas pastatas. This is the building of God. Čia yra Dievo You're the namai. building of God. Tu esi Dievo You're namai. the temple of the Holy Ghost. Tu esi šventosios dvasios Hallelujah. šventykla. Hallelujah. We want to hide behind a building Mes nenorime slėptis pastate, with a cross on the top kur yra kryžius ant stogo, and say the institution of the church. kad ir sakyti, kad bažnyčios institucija, No, beloved, you are the church tu esi bažnyčia. and I'm the church. Ir aš esu bažnyčia. Hallelujah. Hallelujah. And the church Ir bažnyčia is supposed to be triumphant. turi būti pergalinga, Church is alive. turi būti The gyva, church is to be dynamic. dinamiška. The church is to be powerful. Bažnyčia turi būti galinga. The church is a living church. Bažnyčia yra gyva bažnyčia. And when I look at so many Christians, Ir kiek daug krikščionių, I see dead vessels. matau, kaip mirė indai, I see people who don't seem to have hope. matau, žmonės neturi tikėjimo. Instead of people that are excited Vietoj to, kad tie, kurie džiaugtųsi, and alive būdami gyvi, because Jesus nes Jėzus has risen from the dead, prisikėlė iš conquered the mirusiųjų, grave, nugalėjo mirtį and has given me hope. ir man davė tikėjimą, viltį. Are we gathered together to celebrate Jesus? Ar mes tikrai susirinkom švęsti Jėzų? Are we gathered together to celebrate Jesus? Ar mes susirinkome švęsti Jėzų? Will you celebrate Jesus? Yeah, that's better. Will Labai you gerai. celebrate Jesus? Ar jūs švenčiat Jėzų? My friends, if we can't celebrate Jesus when we are gathered together, however are we going to celebrate Jesus alone? Jeigu mes susirinkę kartu negalim švęsti Jėzaus, tai kaip mes iš viso jį galim švęsti? This is not about my African culture Tai nėra susijęs su mano afrikietiška kilme or somebody's Cultura. American culture, ar amerikietiška kultūra, yeah? Or somebody's culture from across the face of the earth, ar dar su kažkokia tai kita kultūra, or dead Lithuanian culture, ar tarkim mirusią lietuvišką kultūrą.
Because you know what? Looking at you this morning, I'd say, my goodness, if this is Lithuania, Žiūrėdama šiandien iš ryto į jumis sakau, I Dieve, better, negi I čia better- I better get Lietuva. on the first plane and leave. Aš tiesiog noriu sėsti pirmą lėktuvą ir dingti iš čia. You're all looking so serious. Jūs tokie rimti. You're all looking so serious as if you want to eat me alive. Jūs tokie rimti, kad norit mane gyvą suvalgyti. That's better. We are supposed to have the culture Mes turim turėti tokią kultūrą, of the kingdom karalystės, of Almighty God. galingo Dievo. He has translated me out of darkness. Jisai perkelė mane iš Yes. tamsos. Yes, I may have been born an African. Yes, you may have been born a Lithuanian, but I am reborn into the kingdom of His dear Son. Taip, galbūt aš buvau gimęs Afrikoje, taip, galbūt tu gimėjai Lietuvoje, bet jis perkelė mane į savo sūnaus karalystę. And the culture of His dear Son is a culture of joy Ir jo sūnaus karalystės kultūra yra džiaugsmo kultūra. and victory Ir pergalės and kultūra. power Ir jėgos and kultūra. overcoming. Ir nugalėjimo Where I'm kultūra. a prince Nes jis yra princas and a king ir karalius under my God. ir mano Dievas. Better. That's a bit better. By the time the day's out, we'll have you shouting and jumping. Kai baigsis ši diena, čia turbūt jau visi šokinės iš džiaugsmo. Not because of music, but because of the word. Ne todėl, kad gera ir garsi muzika, bet todėl, kad dėl jo žodžio. I love to dance to the music. I love to get excited to the praise and worship. Man patinka per šlovinimą šokti ir džiaugtis, But beloved, we should get as excited about His word. tačiau mes turime džiaugtis jo žodžiu. His word works mightily in us. Jo žodis galingai veikia mumise. Hallelujah. Hallelujah. His word is alive. Jo žodis yra His gyvas. word is powerful. Jo žodis yra galingas. His word is dynamic. Jo žodis yra dinamiškas. His word is explosive. Jo žodis yra sprogstantis. And the unction of His word in me Ir jisai įstato tą žodį manyje makes me alive, ir padaro mane gyvą. makes me excited. Padaro mane džiaugsmingą. He has translated me out of the systems, the kingdoms of this world. Jisai perkelė mane iš šio pasaulio sistemos Into the kingdom į of His dear Son, savo mylimo sūnaus karalystę, the kingdom of light, kur ten yra šviesos And not karalystė, darkness. ne tamsos, a kingdom of life, gyvybės And not karalystė, death. ne mirties, kingdom of victory pergalės and karalystė overcoming power, ir nugalančia not jėga, a kingdom of defeat. ne pralaimėjimo karalystė. I am the church, Aš esu and bažnyčia I have been taken out of the kingdom of darkness into the kingdom of light. ir mane jisai perkelė iš mirties karalystės į šviesos I karalystę. am more than a conqueror in Christ Jesus. Aš esu daugiau negu nugalėtojas Kristuje Jėzuje. Hallelujah. That's not just some nice words that are written in the Bible Tai nėra vien tik tai gražų žodžiai parašyti Biblijoje, for our edification. kad mums šiek tiek padrasinti, Beloved, it is the living reality bet tai yra iš tikrųjų tikra realybė, of Jesus Christ in me. Jėzaus Kristaus realumas manyje. Hallelujah. Hallelujah. The problem with most of us, Daugelis susiduria su we have been born again of the Spirit of God. problema, kad kai mes gimstame Dievo dvasia, We have seen the kingdom of Almighty God, mes pamatę jo karalystę, but galingojo we do Dievo, not live the power of the kingdom, mes negyvename tos the karalystės jėga. victory of the kingdom, Karalystės pergalė, the excitement of the kingdom džiaugsmas karalystės in this world. šitame pasaulyje.
If you are miserable, Jeigu tu esi nuliūdęs, full of problems, pilnas problemų, a grumbler, a complainer, a Pas- gossip, pasto- a backbiter, pastoviai verki, priekaištauji ir apšneki, church is full of them. ir bažnyčia pilna tokių. Maybe you're one in here this morning. A grumbler, Galbūt tu toks šiandien esi, atėjai ir čia burbi, a gossip, apšneki a backbiter, ir pavydi kažkam, a complainer. ir priekaištauji. If you're a person that's always complaining, Jeigu tu toks žmogus, kuris pastoviai nepatenkintas, nothing's ever right for you. nieks tau neįtinka. If you are a grumbler, Jeigu tu bambeklis if esi, you are always backbiting someone, jeigu tu pastoviai vis kandžioji kitus, then what testimony of Jesus Christ are you? koks tu esi Jėzaus liudijimas? You know, the Bible calls the children of Israel Biblijoje kalbama, kad Izraelio vaikai the church in the wilderness. bažnyčia dykumoje. Amen. Acts 7:38. Israel was called the church in the wilderness. Ir bažnyčia būtent buvo Izraelis dykumoje buvo kaip bažnyčios įvaizdis. If you were in my school, Jeigu būsit mano this mokykloje was a class this morning, ir šį rytą būtų, tarkim, jeigu būtų mokykla I dabar would ask you, ir čia būtų pamoka, aš paklausčiau jūsų, what is the one thing that makes you a member of the church? koks vienas dalykas padaro jūs bažnyčios nariu? I'm not going to ask you because I don't want to embarrass you. Aš nenoriu paklausti, kad jūs apgėdinti. There's only one thing that makes us a member of the church, Vienintelis dalykas, kuris padaro mus bažnyčios nariu. being washed in the blood of Jesus Christ. Būtent Jėzaus Kristaus kraujo apiplovimas. Thank you. Being a member of the church, being a member of the body of Christ, means you are washed in the blood of Jesus, no more, no less. Kadangi esi bažnyčios narys, tai reiškia, kad tu esi apiplautas Jėzaus Kristaus krauju. Nei daugiau, nei mažiau. Hallelujah. Hallelujah. There's power Ši jėga in the blood. kraujuje. There's victory Ši pergalė in the blood. kraujuje. There is no other Nėra jokios kitos than the blood of Jesus jėgos kaip Jėzaus kraujas, that has the power kuris turi jėgą to wash us thoroughly clean. nuplauti mus ir padaryti švariais. Hallelujah. Hallelujah. The problem with so many people in the church Ir dauguma žmonių is they bažnyčioje, spend their lives looking at their problems, their weaknesses, their defeats, jie žiūri savo problemas, į savo pralaimėjimus, the negative things of their life. žiūri į savo gyvenimo negatyvius dalykus. Everybody has got a skeleton in the closet. Everybody has a skeleton, something they want to hide. Visi mes turim tai kažką, ką norim paslėpti. Everybody. Visi. And if you tell me you don't have a skeleton, you are a liar, so that's your skeleton already. Ir tu turi tarsi kažkokį tai skeletą, kaip griaučius, ką tu nori paslėpti. Jeigu tu to sakai, kad aš to neturiu, tai tu meluoji. If you're telling me that you don't have anything in your life, Jeigu tu sakai, kad tu neturi nieko savo gyvenime, you already have something and it's called pride. jau tas vien dalykas, kad tu sakai, aš nieko neturiu, jau yra išdidumas. Everybody Kiekvienas has something of which they are ashamed. Kiekvienas iš mūsų turim kažką tokio, dėl ko mes gėdijamės. Dave, yeah. Taip, But I want to tell you this morning, the wonderful news. galiu šį rytą pasakyti nuostabią žinią. Jesus has washed every shame
away. kad Jėzus nuplovė bet kokią gėdą. He has washed us clean, Jėzus mus apvalė, absolutely clean visiškai of išvalė mus every sin, nuo bet kokios nuodėmės, of every weakness, nuo bet kokio silpnumo, of all my corruption. nuo bet kokio sugėdimo. Is washed in the blood of Jesus Christ. Mes esam apvalyti Jėzaus Kristaus krauju. Yesterday's problem, Vakarykštės problemos, today's problem, šiandienos problemos, and even tomorrow's problem net ir rytojaus is problemos. already washed in the blood of Jesus. Jis jau mus apvalė savo kraujuje. There's no guilt. There's no guilt, Nėra jokios kalties, no shame, jokios gėdos, nothing nieko, of which we are to hide about, dėl ko mes turim gėdytis ir slapstytis. because Jesus has cleansed me. Nes Jėzus mane apvalė. And the Bible says, if I confess my sin, Ir Biblija sako, jei aš He is išpažįstu faithful and just savo nuodėmes, to forgive me jisai ištikimas, and to cleanse me kad atleisti man ir from apvalyti mane. all, Nuo visų, nuo visų, nuo visų, unrighteousness. nuo bet kokio neteisumo. Woo! Hallelujah. Hallelujah. So, don't let somebody point a finger at you Neleisk, kad kažkas rodytų į tave pirštą and say, you are ir sakytų, tai tu rotten, sugedęs, you are defeated, tai tu pralaimėtojas. you've got this that you are hiding and that you are hiding. Ir štai tu tą slėpi. Yeah? Women have this wonderful ability Moteris turi tokį įdomią savybę, nuostabią savybę. to remember things from 30 years ago Atsiminti 30 metų senumio įvykius and remind you ir priminti tau 30 years later, po 30 metų, my husband, you are an absolute scum. nu mano tu vyrė, tu esi visiškai pašlemėkas. You know the best thing to do? Žinot, kas geriausia? Honey, I don't know what you're talking about. Brangioji, aš nežinau, apie ką tu šneki. I don't know what you're talking about. Aš nesuprantu, apie ką tu šneki. When somebody comes accusing you and pointing their finger at you, Jei- I don't know what you're talking about because it's under the blood. Jeigu kažkas ateis ir tau aiškins kažkokius dalykus, kur tu kažkada praeitį kažką pasakęs, tu neprisimeni, nes tu esi jau nuplautas. It's under the blood. Jau padengta krauju. It's under the blood. Jau padengta It's krauju. under the blood. It's under the blood. Padengta It's under krauju. the blood. Jau padengta krauju. Hallelujah. Padengta It's under the krauju. blood. Jau padengta krauju. He has cast all of my sin, all of my failing, all of my faults Jisai visas mano kaltes, visas mano klaidas into the sea of forgetfulness. įmetė į užmirštumo jūrą. He remembers no more. Jis daugiau nebeatsimena. That's the wonderful difference Tai nuostabus skirtumas between my glorious master tarp mano šlovingo viešpaties and my friend, ir mano draugo, my husband, mano vyro, my wife, mano žmonos, my children, mano vaikų, my boss, mano boso, who tries to remember kuris vis dar what prisimena, I did 30 years ago. ką aš padariau prieš 30 metų, But sorry, that's under the blood. tačiau jau, kaip gaila, jau viskas padengta. I'm free. Aš laisvas. I'm free. Aš laisvas. I'm free. Aš laisvas. I'm free. Aš laisvas. Woo! Hallelujah. Hallelujah. I don't care what you were yesterday. Man nesvarbu, kas tu buvai vakar. I don't even care what you are today. Man nesvarbu, nes kas tu šiandien esi. You've got a glorious freedom Tu turi nuostabę ateitį. in Jesus Christ. Jėzuje Kristuje. And whom the Son makes free Ir ką sūnus padarė is laisvu, free indeed.
tas iš tikrųjų yra laisvas. Free. Laisvas. Free. Laisvas. Don't let anybody hold you to ransom. Neleis, kad kažkas tave laikytų supančiojas. Don't let anybody point his finger and accuse you. Neleis, kad kažkas rodytų, baksnuotų į tave pirštą ir kaltintų tave. Because if God isn't accusing me, Nes jeigu Dievas manęs nekaltina, then what right do you have to tai accuse me? kokią teisę tu turi mane If kaltinti? God is not pointing his finger at me, Jeigu Dievas į mane nerodo what pirštu, right do you have to point your finger at tai me? kokią teisę tu turi rodyti į mane If God is pirštą? not backbiting me, what right do you have to backbite me? Jeigu Dievas manęs nekandžia, tai kodėl tu man dabar čia naiknisi protą? Hallelujah. Hallelujah. You know, we do this wonderful exercise when we teach intercession. Mes tokį turim pratimą, kai vyksta paskaita. Amen. Amen. We do this wonderful exercise Mes turim tokį pratimą, when we teach intercession, the principles of intercession. kai dėstome principus paskaitoj. And it's this. Tai yra taip. We teach people to see themselves as God sees them. Mes mokiname žmonės, kad jie pažiūrėtų į save Dievo akimis, kaip Dievas į juos žiūri. Not as I see myself, Ne taip, kaip aš pats save matau, not as you see me, ne taip, kaip tu matai mane, but as God sees me. bet kaip Dievas mane mato. Yeah? Taip? And God sees me as his delight. Ir Dievas žiūri į mane ir gėrisi manimi. God sees me as his prize. Dievas žiūri į mane kaip į savo vainiką prizą. God shouts over me with shouts of praise. Dievas žiūrėdamas į mane, jisai džiaugiasi ir šaukia. Hello, misery. Alio, Hello, misery. alio, Misery. nuliūdę. Uh-huh. Yeah. Hello, misery. Alio. God shouts over you with shouts of praise. Dievas šaukia į tave šlovingus žodžius, tau sako. When Jesus hung on the cross of Calvary, Kai Jėzus kabėjo ant kryžiaus in all of his pain and all of his shame and all of everything he was going through, ir visame skausme, visoje gėdoje, per viską, ką jisai tuo metu ėjo, he looked down the tunnel of time jisai pasižiūrėjo, and he saw you seated here today. jisai žiūrėjo į tave tada. Do you know what he said? Žinai, ką tada jis pasakė? You are worth dying for. Tu esi vertas, dėl kurio aš mirštu. You are worth dying for. Dėl tavęs aš mirštu. You are worth dying for. Dėl tavęs aš mirštu. I am delighted Aš džiaugiuosi, to kad be galiu hanging on mirti dėl this tavęs. cross. To be hanging on this cross. Kad kabėdamas ant kryžiaus, I am delighted aš džiaugiuosi, to go through this suffering. kad galiu eiti per šitą skausmą. I am delighted Aš džiaugiuosi, kad galiu eiti per to šitą shed my skausmą. blood. Kad galiu pralieti savo kraują. Because you Dėl tavęs. are worth all my pain, Nes tu esi vertas mano visos all my skausmo. suffering, Mano visos kančios. all my shame, Visos mano all gėdos. my rejection. Viso atmetimo. You are worth. Kad dėl tavęs aš tai darau. You are my prize. Tu esi mano pergalės vainikas. Come on. Some of you have never heard that before. You are the prize for which God fought. Ar galit pamastyti, kad tu esi būtent tas prizas, dėl kurio Jėzus You are the mirė? prize Kad tu esi tas atlygis, for which Jesus paid. už kurį Jėzus sumokėjo. You are the prize Tu esi būtent tas that atlygis, he won būtent kuris nugalėjo ir paėmė tave. from the enemy, Paėmė iš priešo, from the world. atkovojo iš pasaulio. You are his prize. Tu esi You are jo his delight. atlygis. Tu esi jo You are his džiaugsmas. victory. Tu esi jo pergalė. You are his excitement. Jo džiaugsmas. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Israel came out of Egypt. Izraelis išėjo iš Egipto.
out of the land of bondage, iš vergovės šalies, out of the land of slavery, iš pančių šalies, by God's mighty hand. Dievo galinga ranka. That's what the Bible says. Tai Biblija sako. All the plagues, all the destruction, all of the death, Mirtis, sunaikinimas was to deliver a nation buvo tam skirti, kad išlaisvinti tautą, in bondage and slavery. kuri buvo supančiota vergovėje. And God said, I didn't deliver you because you are mightier than any other nation or greater than any other nation. Dievas nepasakė, kad aš išlaisvinau tave, kadangi tu buvai labai graži ir kažkuo ypatinga iš kitų tautų išsiskyrei. I delivered you Aš išlaisvinau tave, because I loved you nes kad aš pamilau tave and you are my peculiar people. ir tu esi mano žmonės. Woo! He saved you. Jisai išgelbėjo tave, He saved you. jisai He išgelbėjo tave, saved you jisai išgelbėjo tave, because he loves you. nes jis myli tave, Because he loves you. nes jis myli tave. I'm tired of hearing Christians tell me, Aš jau pavargau, kai krikščionis sako, Pastor, o pastoriau, nobody loves me. nieks nebemyli manęs. What a lie. Koks melas, What a lie. koks melas. Jesus loves you. Jėzus myli He tave. proved his love. Jisai įrodė savo meilę. God is love. Dievas yra meilė. God is love. Dievas yra meilė. And they that live in love O tie, kurie gyvena meilėje, live in God and God lives in them. gyvena Dieve ir Dievas gyvena juose. By this Būtent tuo shall all men know visi žmonės pažins, that you are my disciples. kad jūs esate mano mokiniai, If you heal the sick, kai jūs gydote ligonius, deliver the possessed, išlaisvinat pavergtuosius, raise the dead, prikeliat numirusius, preach the gospel. skelbiat Evangeliją. No, Ne, no. ne. By this one thing, Vieninteliu dalyku all men will know visi žmonės žinos, that you are my disciples. kad jūs esate mano mokiniai. When you have love, Kada tu myli one for another. viens kitą, kada jūs mylit viens kitą. How are we ever going to love the world when we don't love each other? Kaip mes galim pamilti pasaulį, jeigu mes nemylim viens kito? How are we ever going to be a light in the darkness Kaip mes būsime šviesa tamsoje, when we don't even agree with each other? jeigu mes nesutariam tarpusavį? Amen? Amen. Israel was bought by blood, Izraelis buvo išpirktas krauju, the blood of the Lamb. avinėlio krauju. They had to put it on the doorpost and the lintels. Jie turėjo ant durų staktų ir ant langų Amen? paženklinti. The blood was not a sign to Satan or Ir the angel of death. kraujas nebuvo ženklas velniui ar mirties angelui. The blood was a sign to God. Kraujas buvo ženklas Dievui. When God saw the blood, Kada Dievas pamatė kraują, when God saw the blood, kada Dievas pamatė he kraują, said, this is mine. jis pasakė, tai yra mano. This house is mine. Šitie namai yra mano. And all who dwell in it are mine. Ir ten, kas gyvena, visi tuose namuose yra mano. Whether they were Israelites, Ar whether tai- they were Egyptians, or whether they were mixed race. Ar tai būtų Izraelio, iš tautos Izraelio, ar tai būtų iš egiptiečių, ar tai ten būtų iš mišrainė kažkokia, tai Anybody that applied the blood kas tik tai patepdavo krauju, was signifying to God, skelbė Dievui, this house belongs to you. šitie namai priklauso tau. Yes!
Yes. Yes. And when I applied the blood Ir kada aš patepu kraują of the precious Lamb of God, brangaus avinėlio, I was telling God, aš sakau Dievui, this house, šitie namai, this temple šita šventikla belongs to you. priklauso tau. Hallelujah. 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 No devil can have me. Joks velnės negali ateiti ir pasimti No manęs. power of darkness can kill me. Jokia tamsos jėga negali manęs The paveikti. blood is applied. Kraujas And the angel of death ir mirties angelas must pass over. turi praeiti pro šalį. He cannot have me ever Jis negali manęs paimti, because I belong to the king. nes aš priklausau karaliui. Woo! Hallelujah. Hallelujah. You can get excited. Turėtume džiaugtis. You can be miserable if you didn't apply the blood. Nu, iš tikrųjų, tau liūdesys, jeigu tu nepatepėjai krauju. If there's anybody here this morning that has never applied the blood of Jesus to their life, you better apply it. Jeigu yra šiandien tokių žmonių, kurie dar nepatepė savęs Jėzaus krauju, You better apply it, greičiau tai padarykit, or you are lost. nes iš tikrųjų esi žuvęs. You belong to the angel of death. Tu priklausai mirties angelui And when he passes over, he's going to get you. ir kai jis eis pro šalį, jis tave pasims. Amen. Amen. He brought Israel out by a mighty hand. Jisai išvedė Izraelio tautą galingą ranką, He brought them into the wilderness jisai įvedė į dykumą, to journey to the promised land. kad keliautų per ją į pažadėtą žemę, But because they were grumblers, bet todėl, kad jie prikaištavo, pastoviai aimanavo, backbiters, piktai fault kalbėjo finders, and fault finders, ir pastoviai ieškojo kalčių, kaltininkų. that generation was called by God rebellious. Ir ta karta Dievas pavadino maištaujančią kartą, maištininkais. And they never entered the land of promise, Ir jie niekados neįėjo į pažadėtą žemę, which was a land of rest. kur buvo poilsio šalis. And in the rest of God, Ir Dievo poilsyje there was milk and honey. buvo ir pieno, ir medaus. Everybody says they went to a land of milk and honey. No, they went to a land of rest. Ir jie nėjo į žemę, kur tik tai pienas ir medus, bet jie ėjo į poilsio žemę. You will never find milk and honey until you have found rest. Ir niekados negausi pieno ir medaus, kol nesurasi poilsio. Yeah? Most of the church Dauguma bažnyčios is looking for milk and honey. ieško pieno ir medaus. Yeah? We've had the teachings for decades, the prosperity message, the faith message, and every other message Ir to give us milk and honey. Dešimtmečiais buvo pamokslavimo bažnyčios klestėjimo ideologija, kad gauti pieną ir medų. We've missed the point. Tačiau iš tikrųjų netame esmė. We have put the cart before the horse. Mes pastatėme vežimą prieš arklį, When you come into his land of rest, kada tu ateisi į jo poilsio and šalį, rest į poilsio šalį, is ceasing from your own labors to please God. būtent poilsis nuo savo asmeninių pastangų, kad įtikti Dievui. Religion makes us labor to please God. Religija mus pastato, kad mes turime dirbti sunkiai, kad įtikti Dievui. Men love religion Žmonėms patinka religija, because they like to say,
Nes jiems patinka sakyti, I did. aš tai padariau, I gave. aš daviau, I went. aš nugalėjau, Look how good I am. pažiūrėk, koks aš geras esu. And God says, away with it. It stinks. Au, man tai smirdi, tiesiog patraukit tai nuo manęs. Come on. You're going. Mes einame, You're giving. tavo davimas, You're doing tavo darbai, to please God kad įtikti Dievui, is a stench tiesiog yra smarvė in the nostrils of God. Dievo nosyje. Because it's all about me. Nes visa tai kalba apie tave. Come on. It's not about me. Tai nėra apie mane. It's about the blood Tai yra apie kraują and the precious Lamb of God. ir brangų Dievo vinėlį. Hallelujah. 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 It's about the precious Lamb of God. Apie brangų, tai yra apie brangų Dievo vinėlį. Cain brought an offering. Kainas atnešė auką, It was a one-fold offering. tai buvo viena auka, It was the fruit of the ground. He got it by the sweat of his brow. jisai atnešė savo derliaus, savo žemės vaisiaus, kuris pasiekė savo prakaitų. It cost him nothing but sweat. Jam nieko nekainavo išskyrus jo sunkų darbą. And the Bible tells us O Biblija sako, that sweat is a curse to the Lord kad prakaitas yra Dievui prakeikimas, because it's all about self. nes tai kalba apie tave, It's all about me. apie mane. Have you ever been close to anybody that sweats and they stink? Ar esat buvę kada prie prakaituoto žmogaus, kai jisai smirdi? Yeah? You ever got on board an airplane and you have the misfortune to sit next to somebody that's super fat and stinking? Įlipai į lėktuvą ir taip tau likimas lėmė atsisės šalia tokios storaus ir prakaituoto smirdinčio storulio. Yeah? And you want to spend the rest of the flight, with a Ir visą handkerchief across your nose. lėktuvę, visą kelią tiesiog su nosinė užsidengę sėdi. I remember getting on the plane one time and this Atsimenu, kaip- passenger seated next to me Ir atsimenu vieną kartą, kai įlipau į lėktuvą, atsisėdau šalia vieno žmogaus, took off his shoes. jisai nusimovė batus savo. And like, oh my. I said, excuse me, sir. Aš sakau, atsiprašau, ponė, Your feet stink. tavo kojas smirdi. Please put your shoes back on. Apsiauk savo batus. Yeah? Ja? Why should I sit next to somebody that stinks? Kodėl aš turiu sėdėti prie kažko, kas smirdi? Because they've sweated Nes jie and sweated. priprakaitavo. Yeah. Fu. Hey, Fu. I was flying from Kenya, Nairobi, Kenya to Skridau iš Nairobio, Kenijos Malawi. į Malavį. And I saw this young African man walking along, and his jacket was so dirty, it was looked like it was alive. Pamačiau jauną vyrą einantį su tokiu švarku, kur jo atrodė, kad jis iš išvaizdos, kad jis vos begyvas. And as he walked past me, just walking past me, it was the knockout power of his stench. Oh, Lord. Ir kai jis ėjo šalia manęs, tiesiog pro mane tokia smarvės jėga taip trenkė man, kad aš vos išstovėjau ant kojų. And I said, I bet he's going to sit next to me. Aš sakiau, duok Dieve, kad jis nesėdėtų šalia manęs. And I boarded the plane, and I'm sitting there minding my business, and suddenly I see him coming. Ir įlipau į lėktuvą, atsisėdau ir One empty seat, žiūriu, jisai ateina. and it's next to me. Ir lėktuvė te buvo viena laisva And vieta sure šalia enough, he manęs. comes to sit next to me. Ir jis atsisėdo šalia manęs. I'm not kidding you. Aš nejuokauju. All the passengers around were taking out their handkerchiefs and putting them over their noses. Visi keleiviai aplinkui siemė nosinaitės ir
užsidėjo ant nosies. So I got up and I went to the air hostess and I said, "Excuse me, madam, Aš atsistojau, nuėjau pas stewardesę. there's no way that I'm sitting next to that passenger. Sakau, aš negaliu sėdėti prie to žmogaus. You are going to move him or you are going to move me." Tu arba mane kažkur perkel kitur, arba jį kažkur iškel kitur. She said, "What's wrong?" I said, "He stinks." Jis sako, o kas atsitiko, sako, jis smirdi. So she came up close by and Ji atėjo, pradėjo uostyti. I said, "Oh my goodness, you are right. Jis sako, iš tikrųjų, tu teisus. I will move him." Aš jį kažkur kitur And she moved him. persodinsiu. Ir jį persodino. And she moved him. So next time you're sitting in the pew and somebody is sitting next to you and they get up and move 2 seats down, just know, maybe it's because you stink. Jeigu tu, kitą kartą žinok, jeigu tu kažkur atsisėdai autobuse ar lėktuve ir žmonės pradėjo biški toliau nuo tavęs kažkaip tai ratu, tai žinok, kad tu smirdi. Flesh stinks Kūnas smirdi before the Lord. prieš viešpatį. Yeah? You know, we've laughed about my story, Mes juokiamės iš šitos istorijos, but I want to tell you, flesh stinks before the Lord bet aš noriu jums pasakyti, kad kūnas smirdi viešpaties akivaizdui. because it's all about self. Nes tai eina kalba apie patį kūną, It's all about my effort, apie mano pastangas, my idea, mano idėjas, my energy, mano energiją, my program, mano programą, my plan. mano planai. God says, away with it. Dievas sako, patrauk tai It nuo manęs. Tai stinks. smirdi man. That's why he commanded the priests who came to minister unto him that you shall not put on woolen garments because wool makes you to stink, to sweat, and sweat stinks. Biblijoje pasakyta, kad kunigai, eidami tarnauti man, neapsirengs vilnonių drabužių, nes vilnoniai drabužiai priverčia žmogų prakaituoti, o prakaitas Dievui smirdi. That's in Ezekiel. Ezekielio knygoje yra tai parašyta. You may not wear woolen garments. Tu nešiosi vilnonių drabužių, You wear linen garments nešiosi lininius drabužius in the presence of God. Dievo akivaizdui. That's why the saints are going to be clothed in fine linen. Dėl to šventieji bus aprengti gražiausiais lininiais drabužiais. Woo! Hallelujah. 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 Abel brought a lamb to God, Abelis atnešė avinėlį Dievui. and as a shepherd of the sheep, Jisai buvo piemuo. to bring that lamb and sacrifice it to the Lord Jis atnešė tą avinėlį ir aukojo viešpačiui, didn't just cost him the sweat of his brow, nes tai nevertė jo prakaituoti, it cost him emotionally, mentally, physically. It cost him jam kainavo Emotionally. emociškai, mentally, protiškai, physically, fiziškai, in every area of his life. kiekvienoj savo A gyvenimo true srityje, shepherd lays down his life for his sheep. kad piemuo atiduoda savo gyvenimą dėl savo bandos, dėl savo avių. Abel, as a true shepherd, Abelis kaip tikras piemuo paid dearly brangiai sumokėjo, to offer that lamb. kad paukotų tą avinėlį. Plus, it was a blood sacrifice. Dar tai ir buvo kraujo auka And God was pleased. ir Dievui tai patiko. So, beloved, we need to realize, Mes turime suprasti, ceasing from our works, kad, our plans, our ideas, kad nusto daryti savo darbus, savo idėjas, savo planus, trusting in Him alone, pasitikėti vien tik tai juo. amen, is rest. Amen. Lord, I got nothing to offer you. Viešpatie, aš neturiu tau nieko, ką galiu paukoti.
I got nothing to offer you Neturiu nieko, ko pasigirti. except the blood of the Lamb. Tik tai avinėlio krauju. Lord, I have nothing to offer you Viešpatie, aš nieko neturiu tau ką paaukoti, except the blood of the Lamb, išskyrus avinėlio kraują. because everything else about me Nes viskas apie mane is sweat. yra prakaitas. Do you get that? Ar jūs suprantate tai? When I come into that place of rest, Kada aš ateinu į tą poilsio vietą, of ceasing to try to prove anything to God at all, kai baigiu įrodinėti Dievui, koks aš geras esu, there are so many believers yra tiek daug who tikinčiųjų, spend their lives kurie praleidžia savo gyvenimus, trying to prove to God bandydami įrodyti Dievui, that they were fit to be saved. kad They were jie, worthy to be saved. yra verti būti išgelbėti. Never. Niekados. We are rotten, Mes esam supuvę, corrupt, sugedę, fallen, nukritę, despicable e, descendants of Adam. mes esam kritę Adomo palikuonis. Come on. There is nothing Nieko nėra worthy verto, about me kuo aš galiu pasigirti, to be saved. kad Dievas mane išgelbėtų. My Adam nature Mano Adomo prigimtis is an affront. God hates my Adam nature Dievas nekenčia mano Adomo prigimties with all of its rebellion, su tuo maištu and it can never please God, ir kuris niekados neįtiks Dievui. no matter how hard I try. Nesvarbu, kaip aš Do besistengčiau. you realize Ar jūs suvokėt? you can never please God Niekados neįtiksi Dievui with your works? savo darbais. It's only Tik tai jo malonė, His grace, jo His gailestingumas, goodness, jo gerumas, His faithfulness jo ištikimybė, in sending His Son dėl ko jisai atsiuntė savo sūnų, to cover me kad uždengt mane with His blood savo krauju and win me, ir pakelt, reconcile me sutaikint from death to life, iš mirties į gyvenimą, from hell iš to heaven, pragaro į dangų, from the grave to victory. iš kapo į pergalę. In Christ Jesus. Jėzuje Kristuje. Come on, beloved. Hallelujah. In Christ Jesus. Kristuje Jėzuje. No more, no less. Nei daugiau, nei mažiau. That's why it is all about Jesus. Dėl to ir mes kalbame tik apie jį. You may be the best preacher on the face of the earth. Tu You gal- would never be that preacher without Christ. Tu gali būti pats geriausias pamokslininkas visoje žemėje, bet tu nebūsi pamokslininkas All of the be gifts, Kristaus. all of the ministries, Visos dovanos, visos tarnystės, all the anointing visas patepimas comes from Him. ateina iš jo. I have nothing to boast. Neturiu nieko, ko pasigirti. The only thing I can say Viena, ką galiu pasakyti, is, Lord, viešpati, I was obedient. aš būsiu paklusnus. And as I was obedient, Ir kai būsiu paklusnus, you blessed me. palaimink mane, You supplied. aprūpink mane. You gave me Tu davėjai man, the milk and honey. tu duodi man pieno ir medaus. You want milk and honey? Nori pieno ir medaus, Be obedient. būk paklusnus. You want blessing? Nori palaiminimo, Reach the rest. Reach rest. pasiek poilsio vietą. You want all these things to be added unto you? Nori, kad visus tau tos dalykus jis pridėtų tau, Let Him be the King of kings in your life. leis, kad jis būtų karalius Seek savo ye gyvenime. first. Ieškok Seek jo ye poilsio. first Ieškok the jo King pirmą.
the king Ieškok pirmą, of the kingdom. ieškok pirmą karalystės karaliaus, And all these things o visa kita shall be added unto you. bus tau pridėta. The problem with us, we've been taught to seek the things. Mums visada mokino, kad mes turim ieškoti visų tų Bless me, dalykų. God. Bless me, God. Palaimink mane Bless me, Dieve, God. palaimink mane Give Dieve, me. duok man, Do for me. daryk man, Supply. aprūpink mane. I have a right. Aš turiu teisę. No, the only right we have, Vienintelė teisė mes turim. the only right that we have, Vienintelė teisė, kurią is mes death. turim, tai yra mirtis. no? The only thing that we deserve is death. Vienintelis dalykas, ko mes esam verti, tai yra mirtis. But because of his beloved son, Bet dėl jo mylinčio sūnaus, because my God is love, jisai man atnešė gyvybę. because my God is love, Bet nes mano Dievas yra meilė. he had mercy Nes jis pasigailėjo on me. manęs. Yeah. Jie. Come on. Davai, nu. Come on. Davai. What an incredible God. Koks nuostabus Dievas. What an amazing sacrifice. Kokia nuostabi auka. He redeemed me Jis išlaisvino mane, to be his prize, kad aš būčiau jo atlygis. to be his delight, Būčiau jo pasitenkinimas. to be his joy, Būčiau jo džiaugsmas. to be the apple of his eye. Būčiau jo akies vyzdys. I don't care how you feel. Man nesvarbu, kaip tu jauties. I don't care how you fail. Man nesvarbu, kaip tu nukritai žemai. I don't care if your life's in a mess. Man nesvarbu, ar tavo gyvenimas yra grynas mėšlas. I don't care if you're defeated by this or you're defeated by that. Man nesvarbu, ar tu ten pralaimėjai, ar tu ten pralaimėjai. I don't care if you tell me, I don't know what it is to be happy. Man nesvarbu, jei tu sakai, kad tu jau ilgai nepažinai laimės. All of those things mean you are looking at the kingdom of this world. Visa tai reiškia, kad tu ieškai pasitenkinimo iš šito pasaulio. And you know what he's done? Ir žinot, ką jis padarė? He's taken me out of the kingdom of this world. Jisai paėmė mane iš šito pasaulio karalystės. I was born a Lithuanian, but I've been translated into the kingdom of heaven. Aš gimiau lietuviu ir buvau perkeltas į Dievo I karalystę. was born an African, but I'm translated into the kingdom of heaven. Aš gimiau afrikiečių, bet jis perkelė mane į dangaus I karalystę. was born a slave, Aš gimiau vergu, but I'm translated into the kingdom of freedom. bet jisai mane perkelė į laisvės karalystę. I was born in sin, Aš gimiau nuodėmėj, but I have been translated into the kingdom of sinlessness. bet jis perkelė mane į į šventą karalystę, be nuodėmės. I was born in bondage Aš gimiau and vergovėje, darkness, tamsoje, but I have been translated into freedom and light, tačiau jisai mane perkelė į laisvę ir šviesą. because that's what Jesus Christ has done for you and you and you and me. Nes tai, ką Jėzus padarė dėl tavęs ir manęs. And what he wants us to do is rise up and be the church that he's redeemed by his blood. Ir ką jisai nori, kad mes pakiltumėm ir taptumėm tą bažnyčią tokią, kokią jisai nori mus matyti. The true church of victory. Būtent pergalinga tikra The bažnyčia. true church of power. Jėgos bažnyčia. The true church of freedom. Laisvės bažnyčia. The true church of light. Šviesos bažnyčia. The true church of excitement. Džiaugsmo bažnyčia. Not because of what is in this world. Not because of what is in this world, Ne dėl to, kas vyksta šitame pasaulyje, but because of what he's done for us. bet dėl to, dėl ko jisai padarė dėl mūsų. You say, but oh, Pastor, you don't know the problems I have. Bet tu gali sakyti, pastoriau, tu nežinai, kokias problemas aš turiu. Yeah, and you don't know the problems I have. Bet tu nežinai, kokias aš turiu problemas. I don't care what your problems are. Man tiesiog nerūpi, kokios tavo problemos. Really. Iš tikrųjų.
You can come and tell me your problems. I'll pray for you. Gali ateiti su savo problemom, aš pasimelsiu, But I want to tell you, beloved, bet aš noriu pasakyti, He's given us freedom. jisai davė mus laisvę. You want to carry on walking round and round in circles of your problem, Gali, you vis, will die with your problem. gali vaikščioti su savo problemoms ratais ir gali net mirti savo problemose. Children of Israel walked around and around for 40 years and died. Iš tikrųjų, Izraelis ratu vaikščiojo 40 metų, kol galų gale mirė. You want to walk around your problem and your issue and the people and everything else? Well, that's fine. You die. Jeigu tu taip renkiesi, eiti aplink savo problemą, ratu sukti, tu vieną dieną tu mirsi. But I got a destiny Bet aš turiu likimą, and I got a purpose aš turiu tikslą and I got a place that I'm going. ir aš žinau vietą, į kurią aš einu. I'm going to the promised land. Aš einu į pažado žemę, I'm going to rest. aš einu į poilsio vietą, I'm going to victory. aš einu į pergalę, I'm going to milk and honey. aš einu ten, kur pienas I'm ir going to medus, kill giants. aš ten, kur aš nugalėsiu galijotus, I'm going to overcome. aš nugalėsiu, I'm going to raise up a mighty standard for Jesus Christ. aš iškelsiu vėliavą Jėzaus vardu. No matter what my problems are